Treneri, šiandien matėme rungtynes, kur Sūduva buvo papuolusi į labai sunkią padėtį ir po to buvo labai netoli, tokio pavadinčiau mažo stebuklo. Kaip pakomentuotumėt tą vaizdą, ką matėme aikštėje? Na, žinot, sunku tikėti stebuklų futbole. Aišku, gaila, tikėjomės pergalės, nors žinojom, kad bus tikrai sunkios rungtynės ir aikštė nėra idealios, nežinom, kad reiks atakuoti ir ieškoti įvarčio. Tuo pačiu Šiauliai atvažiavo kovoti ir tą matėm aikštėje, bet sunku pasakyti kažką protingo. Manau, kertinis momentas buvo, kai prie 1-0 turėjom 100% progą, reikėjo realizuoti, o po minutės gaunam antrą įvartį, taip kad tikrai papuolėme į sunkią situaciją, bet vaikinai kovėmės iki galo, iškojom įvarčio, bet neužteko laiko. Na, sezonas dabar jau bus baigtas 4. vietoje, jau aišku, prieš sezoną turbūt, kaip ir pasakėt po praeito interviu, kad visai nieko atrodytų vieta, dabar aišku tas apmaudas likęs. Ko galbūt jūsų akimis, aišku, dar bus ir analizė gilesnė sezono, bet taip iš pirmo žvilgsnio, ko galbūt pritrūko tam lemiamam žingsniui, kad užlipt ant pjedestalo? Taškų pritrūko, tai... Sunku kalbėti kažką pasakyti po tokių rungtynių, nes vis tiek toks apmaudas jaučiasi, kaip minėjot, kad nuėjom tokį kelią ir buvo galimybė užkopti ant pjedestalo, ant 3. vietos, taip kad nieko nepadarysi, toks futbolas. Laukia rungtynės su Hegelmanais, jau dabar jau tik prestižo rungtynės. Kaip, nežinau, pavyks komandai nuteikti, ar jūsų komanda iš esmės kaip kolektyvas stipri, kad kažkaip ypatingai nuteikinėti nereikia? Matysim, kaip vaikinai susirinks po laisvų dienų, bandysim nuteikinėti, bet aš žinau iš patirties, kad tas nebus lengva padaryti, bet tikiuosi, kad kaip matėm šiais metais, žaidėjai sąmoningi, paskutinės rungtynės negalim nuvilti nei savų sirgalių, nei patys savęs, taip kad važiuosim žaisti. Tokia sezono pabaiga, kai prarado šansus pakovoti jau prieš turą dėl medalių ir dėl vietos Europoje, bet vis tiek šiandien matėme kovingus Šiaulius. Žinau, kad iš praktikos, kad nelengva yra nusiteikti tokiuose rungtynėse, kai atrodo turėjai tikslą arti ir jo nepasieki. Kokiais žodžiais galbūt kreipėtės į savo auklėtinius? Aišku, kad tokioje situacijoje, aš galvoju, galim matyti tiek motyvuoti yra komanda, į kaip žaidėja nori save parodyti. Ir aš negaliu sakyti, kad man kažko daug reikėjo sakyti, o iš karto po rungtynių su Žalgiriu aš sakiau, kad mums labai svarbu pabaigti šitą sezoną iki galo, žaisti kožnus rungtynės, kaip paskutinis, žaisti ant rezultatą, nesvarbu, kožins taškas, už ko mes kovojam, kožins kamuolis, už ko mes kovojam, tas vėliau padės sekančios sezonos būti geresniai komandoj. Ir šiandien man patiko, su kokio energijų mes žaidėm, nepaprastos rungtynės prieš gero komandą, kur kovoja už medalius. Ir aš galiu tik pasakyti, kad bravo mano žaidėjim, kas nuo pirmo iki paskutinių minučių kovojo už kožno kamuolį, stengiasi. Aišku, kad pralošti kamuolį pačiom pabaigoj, emocijos ne pačios pozityvos, bet taip aš galvoju, kad šiandien aš galiu įdėti pliusą mano komandai Šiauliem ne tik už charakterį, bet už to, kad jie žaidė, norėjo atakuoti, norėjo įmušti. Bet aišku, kad kol kas šį sezoną didžiausia problema per daug mums yra paprastų klaidų, mes per daug kamuolį pralošam ir tas matas, aš galvoju, jeigu ta situacija būtų biški kitokia, mes gal ir kitokių taškų surinktų, biški daugiau. Ja.
Minėjau, kalbėdamas jau po rungtynių, gale rungtynių, kad tos rungtynės jos yra įdomios labai žiūrovams, nes abi komandos atakuoja ir mažai kamulio aikštės vidurė. Bet daug nervų kainuoja treneriam, nes ir prie vienų, ir prie kitų vartų, neskaitant įvarčių, buvo tokių situacijų, kur ten atrodė, jau kamulį nėra kur dingti. Ja, ir mum ir Sūduvai buvo daug gerų momentų ir gal tie geriausi momentai nebuvo realizuoti. Atėjo iš kitų situacijų įvarčiai, bet toks yra futbolas ir šiandien abu komandos lygia yra ir mes ir 4 kartus sužaidėm su Sūduva šiais metais ir visos tos rungtynės buvo labai lygios, labas panašios vienai komandai, antrai biš kažkur kokios momentus geresnė, per vienus tai tos pačios rungtynės, vienai komandai iniciatyva, antrai ir taip, šiandien aš galvoju buvo įdomu visiems, bet tik ne treneriam, aš sutinku su jum. Na ir laukia dar vienos rungtynės, jau Šiauliuose savam stadione užbaigsite rungtynės prieš Telšių Džiugą. Ko norite iš savęs ir iš savo auklėtinių? Aišku, ko aš sakiau, mes kožnos rungtynės, ko mes žaidžiam iki sezonos pabaigos, turim žaisti ant mūsų maksimumą. Aišku, mes turim kovoti už pergalę namuose, to mes ir norim, bet aišku, kad visi oponentai A lygoje yra nepaprastai ir nė vienas nenori pralošti, nė vienas nenori pabaigti sezoną ant negatyvų emocijų ir bus nelengvos rungtynės, mes to laukiam, bet mes ruošiamės ir viso, kas mums bus, liksime ant aikštės.